Sakė, ateis Vytukas. O, Vytukas jau senai nebe Vytukas. Vytautas. Sveiki. Aš esu Vytautas Kikutis, dabar niekur nedirbu, pensininkas. Vytautui 68 ir tokio amžiaus dalyviai Lietuvos talentuose tikra retenybė. Aš pagal specialybę radio inžinierius, tai savo įvairią elektroninę aparatūrą. Reanimuoju nevykusį aparatą, sugedusi ir jį atgaivinu jau. Krapštydamas radio aparatus, Vytautas jautė, kad jį traukia kūryba. Tais laikais, kai Lietuvos scenose karaliavo legendinė grupė Hiperbolė, Vytautas irgi paėmė į rankas gitarą. Tik paėmė gitarą, kažkoks kūrinukas. Pats kuriu vienu žodžiu. Tai ką, linkim sėkmės. Scena jūsų. Mes palaikom jūs nustebinti. Pakalbėkit su teisėjas. Pirmin. Sveiki, sere. Sveiki. Kuo jūs vardu? Vytautas. Vytautai, iš kur jūs esate? Vilnietis. Kiek jums metų? Šį mėnesį bus 8. Šiam 8. Sakykite, kuo užsiemate gyvenime? Dabar esu pensininkas. Ir kas jūs pensijoje labiausiai džiugina? Džiugina? Dagi niekas. Niekas nedžiugina. Niekas nedžiugina. Ar turite kažkokių hobių? Hobių turiu jo. Mėgstu filmuoti su video šitą su mobiliuoju telefonu, konvertuoti, ten montuoti, titrus dėti. Aha. Po to, tai savo elektroniką. Supratau. O koks yra jūsų talentas? Savos kūrybos. Pas man daug labai yra savos kūrybos. Jūs kuriate. Ką jūs kuriate? Muzika. Na ir truputį žodžius. Jūs esate muzikantas. Taip. Kiek metų jūs jau užsiemate muziką? Gal nuo 13 metų. Aha, patirtis didžiulė. Visą gyvenimą. Pradėjau nuo vienos stygos tampymą. Ar aš teisingai supratau, kad jūs šiandien ir atskleisite mums savo kūrybą? Taip. Pasistengsiu. Bus labai įdomu ją išgirsti. Važiuojam. Kaip nekeista, šį kūrinį sukūriau praeitam amžiuje. 75 metų kūrinys. Ieškau pasakų ir žodžių užmirštų. Bet pasakų jau neseka tenai, kur aš grįžtu. Pasakų jau neseka tenai, kur aš grįžtu. O patylom tikiuosi, nelaukto ir gražaus. Svajonė dar vėjuosi, kojakas. Wow, gali tęsti, Vytautai. Kojakas nors pašaus. Ačiū labai, Vytautai. Marijau. Vytautai, būkim tiesus, kaip žmogus nuo 13 metų muzikuojantis, galėtume tai daryti ir biškį geriau, ir truputį geriau. Bet čia, atsiminkit, per daug senai sukurta, pas man yra geriau padaryta. Atliekamų dainų.
Aš suprantu, bet aš tiesiog komentuoju, ką mačiau. Gerai. Žinot, realiai, jeigu aš duočiau taip jums, tai duočiau dėl vienos priežasties. Kad nebūtų taip, kad jūsų niekas nedžiugina. Aš norėčiau, kad jūs džiugintų tą sceną ir noriu, kad jūs šiandien džiaugtumėtės. Ir nusišypsokit mums ir viskas bus kur kas linksmiau. Džiaugiuosi. Ačiū, kad buvote šiandien. Aš tikrai nenorėjau paspausdamas visiškai nuliūdinti jūsų. Aš buvau tik įsibėgėjęs. Aš paklausiau posmą, paklausiau priedainį ir supratau, kad viskas taip ir pasibaigs panašiai. Dėkui. Mums reikia priimti verdiktą, Marijau. Vytautai, ne. Gerai. Atleiskit, bet ne. Aš norėčiau šiai dainai skirti taip, tačiau Vytautai jūs nepraeinate į kitą etapą. Ačiū Jums labai. Ačiū.